Labutis? Nu, sveiki atvykę į mano naują vlogą. Filmuoju su telefonu. Todėl, kad pasijungiau filmuoti su kamera ir žiūriu, nėra kortelės. Kortelį paliko su šviu. Žodžiu, kai nėra savo namų ir savo kampo, daiktų visur, to pačiu niekur. Bet kokio vienintelio daikto nepamirštu vežiotis, tai yra Tajaus tos baby brezus. Žodžiu, visur su to jo kavos aparatu važinėjos, nes, tai daiktas yra nepakeičiamas, palengvina visą mišinukų gamybą. Nereikia ten naktim keltis, vandenį virintis, atvėsinti, maišytos kiekis ir taip toliau. Čia tiesiog miegi. Kai Tajus nori valgyti, taigi paspaudi ir turi. Tai žodžiu, visur tą baby brezą tampausi, nes labai geras dalykas, labai pasiteisinęs dalykas, bent jau man. Tai va, šito dalyko tikrai nepamirštu niekur pasimt. Gavau šiokių tokių nusiskundimų po praeito vlogo, kad buvo labai trumpas. Aš sugalvojau daryti tokius trumpus, bet kel dažniau, aišku, jeigu pavyks. Vien dėl to, kad man tiek, žinokit, lėtas yra internetas, kad man tiesiog nėra kantrybės kelti video tiek ilgai, nes paskutinis video buvo 10 minučių. Jį redagavo visą naktį ir dar pusę dienos. Tai galvoju, darysiu trumpesnius vlogus, kad tiek ilgai neužtruktų kelt ir tiek manęs nenervintų. Guten Morgen. Tajus baldus persandiniai. Žodžiu, bandau pasidaryti kavos. Vėl su aparatu. Nemoku aš tais aparatais elgtis. Tiesiog nėra tie aparatai, kurie iškart pagamina ir pieno putą, reikia atskirai čia daryti. Aš nemoku tų. Kodėl aš daraus būtent iš tų kavos aparatų? Todėl, kad ne vien, nei kiti tėvai nenaudoja paprastų kavų. Paprastas kavas turi tas šiukšlinis, žodžiu. Tas ten kaip jos maltos. Dumblas kažkas vadinu dumblinėm. Bet man nepatinka tos, nes aš nemoku irgi pasitaisyti, tai man visos nuosėdos sukyla į viršų. Žodžiu, ne, čia šuniuko maistas. O tirpių... O gal turi tirpėti? O, kažkokia yra tirpi. Žiauriai stipriai kvepia ta tirpi. Tai gal darysiu iš to aparatą. Šiaip gal kas pagalvosit, kodėl aš aplamai geriu kavą, jeigu nemėgstu kavos. Kaip aš esu minėjusi, aš geriu daugiau pieną, kavos spalvos ir kavos skonio. Šiaip aš esu grynai arbatinis žmogus, man labai patinka arbatos. Seniau labai patikdavo arbatos, bet prieš kokius metus tai pradėjau gert kavą. Ne todėl, kad aš noriu tos kavos, o todėl, kad man kava kažkaip, jinai yra tokia sodresnė ir tirštesnė. Nes, pavyzdžiui, arbata tik tai atrodo vanduo ir spalva. O į kavą dar vis tiek pilasi pienas, tai jinai gaunasi tokia riebesnė, sunkesnė ir tokia tirštesnė. Eik spurti baltų toliau. Kavos nebus, nes ką tik dingo elektra. Va taip. Vis dėlto kavos bus, nes man elektrikai nieko nėra neįmanoma. Tiesiog buvo saugikliai išmesti, nes pamiršau. Dažnai būna taip, kaimuose silpnesnė elektra ir įjungus virdulį ar kokią daplovę ir dar kokią nors mikrobangę, dingsta elektra. Atvažiavau sutvarkyti nagų, iš tiek pasišiaušus, nes vėjas ir pagaliau sutvarkysiu šitą. Kai buvo kreivas, kaip padarė, taip aš prie jo niekur nelindau ir tebėra jisai kreivas. Nenulūžo ir kažkiek ataugo, bet vis tiek kreivai auga. Ir šitas nykštys, nežinau, ką su juo man padarys, nes dviejose vietose yra plyšęs. Bet manau, kad lietuvaitės tikrai padaro iš bet kokios situacijos, ką reikia. Padarė gražiai, tvarkingai, niekur nenukirpo, suklijavo ir šitą nagą, ir kitą, ir lietuvaitė, sakau, moku padaryti. Ir sumokėjau tik 2 eurų. Kadanimai moku, tai apie 60 eurų. Šiam eurų būna. Tai jūs valgau tokį truputį. O reketas jau pasina. Pupa, žiūrėk, tu man neimk. Užsidėjau
šitą pėdų kaukę, nes prieš išvykstant buvau užsidėjus tą pilinguojančią tokią kaukę. Labai, taip kaip pasakyti, nusilupo to oda, labai negražiai atrodė. Šiaip jau apmažėjo, bet dabar tokios gan sausos pėdos, tai užsidėjau tokią drėkinančią kaukę, nes rytoj einu nes rytoj pedikiūrą pasidaryti. Taip, šiandien rankų nagus manikiūrą darau, rytoj pedikiūrą. Todėl, kad einu pas specialistę. Aš esu minėjusi, kad turiu vieną probleminį nagą. Ant kojos piršto mažai. Jis yra toks sukietėjęs, sustorėjęs, nežinau, žodžiu toks. Kablys. Ne kablys, bet žodžiu toks labai negražus nagas. Ir todėl aš labai retai einu darytis pedikiūro. Kažkokiam svetimam žmogui kišti į akis pėdas, man kažkaip taip nusisekius. Čia toks mano nusiteikimas. Man atrodo, kad taip yra kaip ir žmogaus pažeminimas, bet aš žinau, kad tai yra žmonių darbas, specialistų darbas, tai jie į tai žiūri kaip į darbą tiesiog, bet aš esu susidarius tokius demonus galvoju, kad tiesiog tai yra kaip žmogaus pažeminimas kišti jam kojas į veidą. Nu, žodžiu, bet čia nekreipkite dėmesio, man taip yra ir aš kažkaip nesugebu su to kovot, kažkaip, nežinau, toks kaip kompleksas man gaunasi ir yra man kaip yra. Tai pedikiūro darausi namuose. Mes kelyje. Rytoj būtų susikrovėm daiktus. Tai nelabai ko buvo krautis, ką parsivežėm iš Danijos, tą atgal susidėjom ir važiuojam į Nidą pailsėti. Spėjau pasidaryti visus tos pedikiūrus, bet labai ištrukau. 2 valandas iš tiesų labai ilgai, tai kai nuvažiuosim į Nidą parodysiu, kaip ten gavosi ir dar šiek tiek šiokių tokių dalykų papasakosiu. Aišku, prieš važiuojant. Žodžiu, kai nuvažiuosim į Klaipėdą, vyro džiaugsmai varom į Grill Londoną pavalgyti. Labai skaniai pavalgėm, kaip visada. O dabar gerai viskas varom į keltą. Nu, ką tik įsikraustėm į naujus namus. Aišku, visus daiktus vyras sutempė. Būsim nežinau kiek. Šiandien yra trečiadienis. Tai gal iki antradienio, nes aš antradienį jau turiu procedūrą savo antakius ir lūpas. Tai turim grįžti iki antradienio. Šį savaitgalį yra šventė Benai plaukiam į Nidą. Šiaip oras, nu toks, šioks toks, 16 šilumos. Bet mes atvykom ne dėl oro, o tiesiog iš noro. Sakiau, parodysiu, kaip man tuos nagus tą pedikiūrą kaip padarė. Nu, atrodo taip. Tai aš kaip minėjau, buvau užsidėjusi tą kaukę, kaip tą pilinguojančią ir dar vakar užsidėjau tą tiesiog drėkinančią. Ir man šiek tiek dar buvo atšerpėtoja nuo tos kaukės ir taip biški gan smarkiai ir stipriai nušvietė su freza elektrinė tas dalis, nors ten plonytė ta oda ir šiaip yra, ir ten truputį buvo šerpitoja, tai taip gan stipriai pabrūžino. Čia jo taip gan stipriai, nes nežinau, kažkaip įdomiai su freza. Nu, geriau galėjo kokį šveitimą tiesiog. Nu, darė tokį šveitimą, bet kažkaip su ta freza taip skaudžiai padarė. Žodžiu, manikiūras yra toks, pedikiūras, atsiprašau. Norėjau kažko panašaus tokios spalvos. Tai jau
Bet aišku, pėdų nagams nėra čia labai esmės, kad būtų tokia pat spalva. Ir neprašiau, bet, nesufokusuoju, bet padarė šiokį ornamentą čia. Nu, kažkokius tokius paraitimus. Ir 2 valandas užtruko, bet kaip 2 valandas galvojau, gal biški bus geresnė tokia kokybė, kaip pasakyti. Ant pėdelė yra uždažyta. Nu, nežinau, gal ir nelabai lygiai nukirpt. Nu, bet svarbu, kad yra sutvarkyta. Kaip aš sakiau, mano probleminis nagas yra šitas. Nu, čia iš jo toks mažiukas beliko, bet jis šiaip būna toks. Sukeitėjo, žodžiu. Ir nudildė kiek galėjo. Nu, geriau, tikrai geriau nei atrodė. Nei buvo prieš tai. Dabar sakau, visai jau padoriai. Ir aš vakar, man atrodo, minėjau, kad eisiu pas specialistės, kas specializuojasi tokiom probleminėm pėdom, nagais. Kažkaip nebuvo, žinokit, nejauku. Tai iškart kaip atėjau, viską apžiūrėjo, sako, viskas tvarkoja, čia, žodžiu, čia būna tokių dalykų, kaip reikia to išvengti, žodžiu, viską supasakoja, nes čia man yra kaip grybelis ant vieno to nago, bet niekur neplinta, bet tiesiog yra taip grybelio pažeistas nagas. Nu, skamba gal ir nekaip, bet tai tiesiog yra daugeliu tokių problemų, tikrai ne aš vienintelė ir nemanau, kad čia gėda kalbėti tokių dalykų, gal neįdomu, neaktualu kažkam, bet tiesiog. Jinai man pasiūlė Mikored tokį tepaliuką, sako, labai geras produktas yra. Ir aš pasiausiai sakiau tokį purškiklį ir kremą. Tai va, šitą dabar tepaliuką reikia tepti, nežinau, kiek atsimeni, sako, tiek tep per dieną, atsargiai, tajukai. Ką tu ten darai? Tai va, dabar pradėsiu gydyti, sako, turėtų tikrai padėti. Nu, tikiuosi, kad padės. Tai va, tokį nusipirkau, nežinau, gal kažkas bandėt, pasakykit, ar veikia ar neveikia. Aš rekomenduoti negaliu nuo savęs, bet jinai man rekomendavo ir sakė, tau tikrai turėtų padėti. Ir dar vieną dalyką pastebėjau, man šiek tiek toks buvo, ką? Taip galima. Kadangi aš bent jau esu įpratus, kiek esu mačius, kiek pati buvusi pedikiūrą pasidaryti, visur yra tos vadinamos vonelės, kur tu ateini, ten tau pamirko tas kojas, ten paburbuliuoja, kažkoks šiltas vandeniukas, ten kažkokia druskytė, dar kažkas tokio. Čia ne. Čia viskas buvo sausuoju būdu grinai. Grinai viskas sausuoju būdu. Aš taip atėjau, jinai sako, sėskis. Galvoju, aš pedikiūrą tai jau pasidaryto, ne kažkokio veido makijažo. Šiaip nebuvo taip, kaip pasakyti, pritaikyta netgi tas kabinetas, tiesiog kėdutė ir kojoms pasidėti irgi tokia kėdutė. Nėra, kad ta, žinot, pedikiūrinė ta kėdė, kur tu atsisėdi normaliai, ten kaip pasakyti. Čia taip šiek tiek keistokai man pasirodė. Nu, sako, dabar tokios naujos tendencijos, aišku, aš jų neseku. Sausuoju būdu daryti pedikiūrą, nes taip yra higieniškiau netgi. Gerai, galvoju, aš tai nenusimanau nieko. Tai va, buvo padarytas pedikiūras visas sausuoju būdu. Sakau, man tai šiek tiek keistai pasirodė. Nu, bet jeigu taip yra, tai taip turi būti, reiškia. Tai va, kaip pasakyti, nuo Nidos prie nagų. Tai žodžiu, šitą vlogą aš užbaigsiu. Kaip ir minėjau, nenoriu daryti ilgo, nes ilgai redaguosius. Ir kad greičiau jums pavyktų suredaguoti, jeigu turėsiu laiko, nes mes būsim ne vieni čia Nidoje, atvyksta ir vyro brolis su šeima, tai gal bus laiko prisėsiu. Kitas vlogas tikriausiai bus iš Nidos, ką veiksim, nors irgi nežinau, ką mes čia veiksim. Aprodyt kažkur apsivaikščiot irgi nelabai kur, nes mes pernai buvom Nidoje, man atrodo, 2 ar 3 vlogai iš Nidos, gal ir vienas buvo, tai kažko naujo, nelabai ten kažką parodysiu aš jums. Gerai, užteks pezėt. Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą ir susitinkam kitame. Ate.